Sveiki, aš esu Lukas iš Riedis LT ir šiandien sveikinamės iš mūsų elektrinio transporto salono ir šiandien norim jums pristatyti 4 elektrinio transporto priemonės skirtas seniorams ir žmonėms norintiems judėti laisviau. Taigi praeitame video matėte gausybę elektrinio transporto priemonių, tačiau šiandien turime tuos modelius, kurių nebuvo aną kartą ir norime pristatyti naujausius modelius. Taigi pradėsime nuo to modelio, kuris yra jau populiarus nuo anksčiau, tačiau praeitame video tiesiog jo neturėjome prekyboje, nes buvo išparduoti. Taigi tai yra elektrinis triratis M20. Šitas rudas gražuolis ir pasižiūrėkime, kuo jis yra ypatingas ir kodėl jis yra toks populiarus. Tai yra elektrinis triratis M20. Jis pasižymi savo nedidelių dydžių, tačiau dideliais 10 colių ratais. Taip pat savo labai gerą kainą. Įjunkime jį su signalizaciniu pulteliu. Štai, galime užvesti triračius ir taip, tačiau galime paprastai tiesiog įkišti raktą į spynelę. Šis elektrinis triratis pasižymi 1000 W varikliu, kuris leis įveikti bet kokias įkalnes Lietuvoje ir nemaža 20 ampervalandžių baterija. Galite rinktis tiek švino-rūgštinės, gelinės baterijas, tiek ličio baterijos, kas yra šiek tiek brangiau ir reikalauja šiek tiek daugiau priežiūros. Šis elektrinis triratis, kaip ir kiti elektriniai triračiai, turi važiavimo atbulomis galimybę. Paspaudžiame atbulinį, riedame atgal. Paspaudžiame į priekį, riedame į priekį. Taip pat yra 3 greičio limitai. 1, 2, 3. Taigi, mieste galite važiuoti tarp žmonių pirmų bėgių, vidutinio greičio, kai reikia antrų bėgių, o jau trasoje 3 bėgis, kuris leis pasiekti iki 25 km/h greitį. Tai yra elektrinių triračių ir keturračių standartas. Tai yra neregistruojamos transporto priemonės, todėl jums nereikia nei registracijos, nei vairuotojo pažymėjimo. Na, o dabar pakalbėkime apie šio triračio išskirtinumus nuo kitų panašių transporto priemonių. Taigi, gale yra krepšiukas, kuriame galėsite įsidėti savo pirkinius ar kitus daiktus. Taip pat yra stop žibintai, ilgos trumpos šviesos, priekinis krepšiukas, kuriame taip pat galėsite įsidėti savo daiktus. Posūkio žibintas, štai taip, ir galas. Na, ko jis yra išskirtinis, kad yra stabdžiai tiek priekiniai, tiek galiniai, o taip pat, jeigu rankos yra silpnesnės, yra kojinis stabdis. Su koja galite stabdyti. Akseleratorius kaip motocikle. Tai taip. Šis triratis taip pat, kaip ir kiti, turi rankinio stabdžio galimybės. Užspaudžiame rankinėlę, paspaudžiame mygtuką ir triratis niekur nenuvažiuos. Na, o pagrindiniai šio triračio išskirtinumai yra jo mobilus dydis bei netgi 3 sėdynės. Kurgi tos sėdynės? Matome vieną sėdynę. Tačiau paspaudžiame svirtelę ir sėdynė gali nuvažiuoti į galą. Užsifiksuojame, tuomet atidarome antro vairuotojo sėdynę, po kuria matosi baterijos, ten taip pat galima įsidėti kažkiek tai savo daiktų, nes yra vietos. Štai, tuomet gali atsisėsti ir keleivis į galą, vairuotojas per vidurį, na, o dar jeigu reikia pavežti trumpai kažkokį tai žmogeliuką, gali jis įsitaisyti čia ir įsikabinti iš tas rankenėlės. Na štai, galime važiuoti. Taigi, dabar supakuokime sėdynės atgal. Mažytė sėdynė nusileidžia, ši sėdynė įsistato į savo vietą ir su pagrindinė sėdynė grįžtame į pradinę poziciją. Štai toks mobilus ir funkcionalus už gerą kainą elektrinis triratis M20. Taigi šis elektrinis triratis atvyksta pilnai surinktas, jums reikia nusivaryti jį nuo paletės, prisisukti veidrodėlius, jeigu reikia išsitraukti įkroviklį ir pasikrauti transporto priemonę prieš važiuojant ir džiaugtis nuostabiamis kelionėmis po gražią Lietuvą. Taigi antrasis modelis, 4 ratų M20 modelio brolis M20K. Elegantiškas modelis, šiek tiek didesnė kaina. Visas mūsų kainas galite rasti www.riedis.lt tinklapyje, nuėję į kategoriją triračiai ir keturračiai. Ten pamatysite visus modelius, jų aprašymus, jų visas techninės savybės ir be abejo kainas. Taip pat, kaip ir kiti modeliai, šis M20K modelis pasižymi 1000 W varikliu, 20 ampervalandžių baterija, 60 V sistema, na ir jis nuvažiuos iki 50 km atstumą. O kuo jis skiriasi nuo M20? Visų pirma, 4 ratai. Ratai 8 colių. 4 ratai suteikia didesnio stabilumo važiuojant nelygiais paviršiais. Tačiau yra mažesnis apsisukimo kampas. Taip pat pademonstruosiu dabar, kad šitas modelis turi tokias savybės, kaip atsitraukianti sėdynė
ir pasidaro antra vieta kitam žmogui. Po apačia taip pat galima įsidėti kažkiek tai daiktų. Taigi vairuotojas gali sėdėti čia, o antrasis keleivis gali puikiai tilpti ir patogiai atsirėmęs važiuoti ir džiaugtis lietuvišku oru. Taigi apžvelkime šio elektrinio keturračio dizainą. Priekyje gražus krepšiukas, įmontuotas posūkio signalas, taip pat yra atbulinis, 3 greičio režimai, veidrodėliai, įkroviklis, viskas ko reikia. O norit išbandyti šį modelį, galite tiesiog atvykti į mūsų saloną Vilniuje, Kalvarijų gatvė 269 ir išbandyti jį čia. Taip pat šitas modelis pasižymi tuo, kad jis turi gale uždarą bagažinę, kuri rakinama raktu. Taigi saugiai galėsite užrakinti kažkokius tai svarbius daiktus, jeigu triratį palikote ir išėjote pasivaikščioti. Taip pat šis modelis turi signalizaciją kaip ir kiti modeliai. Įjungiame signalizaciją ir jeigu kažkas priartėjo prie jūsų elektrinio transporto priemonės ir bandė ją atsisėsti, štai taip, jisai pradeda kaukti. Jeigu pajudino stipriau, kaukimas pasidaro dar garsesnis. Taigi, būkite saugus ir atvykite pas mus, išbandykite, padėsime jums išsirinkti. Na, o dabar judėsime prie naujausių modelių, išskirtinio dizaino ir technologijų Sprite ir Lunar modelių. Štai čia matote naujausią šių metų modelį Lunar QS. QS reiškia, kad šitas elektrinis keturratis turi standartinę gazo rankenėlę ir standartinių stabdžių svirteles. Tačiau, kaip netrukus pristatysime Sprite modelį, šis modelis gali būti irgi QC versija. Tai yra kitoks vairas ir elektromagnetiniai stabdžiai ir akceleracija. Tai pamatysite už kelių minučių, ką tai reiškia. Na, šitas modelis turi patogų įlipimą. Atsisėdam, užsidedam ir patogi sėdėsena. Taip pat labai inovatyvi priekinė lempa. Galinis krepšys yra uždaras ir rakinamas raktu, todėl saugiai galėsite pasidėti savo daiktus. Sakyčiau, kad tai yra toks miesto keturratis. Labai gražaus dizaino, išskirtinesnis už prieš tai pristatytus modelius, tačiau turintis tokias pačias savybės. Taip pat signalizacija, 3 bėgiai, priekiniai galiniai, žibintai, ilgos trumpos šviesos, garso signalas ir panašiai. Šis modelis atvažiuoja jau praktiškai pilnai surinktas iš gamyklos. Todėl skyrę 20 minučių galėsite jį paruošti važiavimui savo kelionėms. Na, o dabar pasižiūrėkime ir pasigrožėkime, koks gražus yra šio elektrinio keturračio, kuris vadinasi Lunar dizainas. Na, o jeigu norite išbandyti šį keturratį, palyginti jį su kitais, užsukite į mūsų saloną ir tai padarykite. O jeigu norite pirkti internetu ar telefonu paskambinę mums, tiesiog atsidarykite internetinį puslapį www.riedis.lt ir ten pasilyginkite modelius. Pamatykite jų aprašymus, skirtumus ir techninės savybės. Taip pat šiame modelyje atsidaro ir sėdynė, po ją yra akumuliatoriaus įjungimo saugiklis, taip pat nedidelė vieta jūsų daiktams. O dabar pasižiūrėkite, ką reiškia 1000 W variklis ir kaip jis įkyla į mūsų rampą. Taigi, paskutinis modelis šiandien, kurį mes norime pristatyti, tai yra Sprite 3 modelis. Taip pat turime panašių konfiguracijų Sprite 1 modelį ir Europa modelius savo sandėliuose. Tai galėsite surasti riedis.lt tinklapyje arba atvykę pas mus į saloną. Taigi, Sprite 3 modelis pasižymi labiausiai tuo, kad jis turi elektromagnetinius stabdžius. Nėra jokių gazo rankenų, stabdžių rankenų, nieko. Yra 2 svirtelės. Dešinę svirtelę spaudami žemyn, važiuoja į priekį. Kairę svirtelę, tokią pačią spaudami žemyn, važiuoja atgal. Taigi, jeigu rankos yra silpnesnės, šis modelis yra būtent jums. Na, o patogi sėdynė leis nepavargti. Pasižiūrėkite. Yra ir galvos atlošas. Sėdynė labai patogi, vairas taip pat, vairavimas labai paprastas. Spaudžiam, važiuojam. Na, o kaip sustabdyti šią transporto priemonę? Taigi, arba spausti kairę svirtelę žemyn, arba tiesiog atleisti dešinę svirtelę. Tuomet jis automatiškai stoja. Viskas labai paprasta, pritaikyta senyvo amžiaus žmonėms arba žmonėms
turintiems judėjimo negalią. Taip pat šis modelis pasižymi naujausių dizainų prietaisų skydelyje. Yra vien tik tai mygtukai, jokių perjungiklių, jungiklių, svirtelių, elektroniniai mygtukai tiek lempoms, tiek greičio režimams, yra zuikio režimas arba vėžlio režimas, yra posūkio signalai. Taip pat šis modelis pasižymi galinę uždarą bagažinę. Taigi jūsų daiktai bus saugus. Na, o jeigu visi daiktai netilps, pavyzdžiui, vandens buteliuką galėsite įsidėti prie prietaisų skydelio. Taip pat ten rasite USB lizdą pasikrauti savo mobiliajam telefonui, o jeigu dar norite įsidėti kažkur savo daiktus, tai čia šonuose atsidaro tai tokios daiktų dėtuvės. Taigi, šitas modelis yra šiek tiek brangesnis dėl savo technologijos, tačiau daugam jis yra labai svarbus pagalbininkas kasdienėje veikloje. Taip pat beveik visi šiandien pristatyti modeliai turi kabliuką pirkinių krepšiui. Tai yra krepšys, pasikabinote už kabliuko ir jis ten kaba. Na, o kalbant apie sėdynę, jinai turi daugybę funkcijų, kaip patogi ir gera biuro kėdė. Galima reguliuoti atsilošimo lygį. Galima taip pat atsitraukti sėdynę į priekį ir atgal. Taigi, jeigu jūsų kojos trumpesnės, prisitraukite. Jeigu ilgesnės, atsitraukite. O jeigu jums reikia, galite tiesiog su juo praktiškai ir atsigulti bei pailsėti. Štai toks tas yra Sprite 3 modelis. Atvykite pas mus, išbandykite jį, o mes jums padėsime jį įsigyti. Taigi, šiame video pristatėme 4 nuostabias transporto priemonės. O jeigu jūs norite išsirinkti iš didesnio asortimento, negaiškite laiko ir įsijunkite praėjusį mūsų video, kuriame pristatėme taip pat daugybę triračių ir keturračių. Tuomet, apžvelgiam praktiškai visą mūsų paletę, galėsite išsirinkti savo tinkamiausią transportą. O norėčiau priminti, kad jeigu turite neįgalumo pažymėjimą, tuomet jūs gaunate nuolaidą. Vietoj 21% PVM mokesčio mes jums paskaičiuosime tik 5% PVM mokesčio. Taigi sutaupysite nemažą sumą. Tai buvo Lukas iš Riedis.lt ir iki kitų kartų. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.